21 minutė po 7 generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija šiandien mini įkūrimo 25-metį. 92 birželio 16 laikoma oficialia aukštosios mokyklos įkūrimo data, tuomet Lietuvos vyriausybė priėmė nutarimą dėl Krašto apsaugos akademijos steigimo, kuriuo vadovaujantis ir buvo įsteigta Krašto apsaugos mokykla, po 2,5 metų reorganizuota į Lietuvos karo akademiją. Karo akademija yra vienintelė mokymo institucija, rengianti karininkus Lietuvos kariuomeniai, o savo studentams suteikianti kariūno statusą. Jos absolventai kartu su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu gauna būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Ryto garsuose Lietuvos karo akademijos viršininkas, brigados generolas Algis Vaičeliūnas. Labas rytas. Labas rytas. Generolė, žvelgiant iš istorinės perspektyvos, Lietuva tarpukariu turėjo karo mokyklą rengusią karininkus, tačiau akademijos neturėjo. Ir tai pirmoji tokį statusą turinti aukštoji karo mokykla Lietuvoje. Taip, dėja, iš tiesų tai yra tiesa. Mes tikrai galim pasidžiaugti, kad 92 metais vadovaujantis vyriausybės nutarimu buvo įsteigta karo mokykla, tačiau po 2 metų subūrus kolektyvą, pedagogų kolektyvą, karinių instruktorių, karo akademija pribrendo prie to, kad iš tikrųjų vadovaudamasi vakarietišką patirtimi galėtų pereiti prie aukštesnės mokymo kokybės, suteikiant mūsų absolventams, karininkams ne tik būrio vado kvalifikaciją, tačiau ir suteikti aukštąjį išsilavinimą bakalauro kvalifikaciją. Tai manau, tai ir buvo pagrindinė priežastis, dėl ko tokie sprendimai buvo priimti 24 metais ir mes perėm prie aukštosios mokyklos ir gavom universiteto statusą. Rengėte kadrinius karininkus kariuomeniai. Per 25 metus kiek jų parengė karo akademija? Na, įvairiais skaičiavimais galim pasakyti, kad per 25 metus mes suteikėm tiksliau universitetinį išsilavinimą ir būrio vado kvalifikaciją apie 2500 karininkų. Tačiau be jų karo akademija yra vykdoma ir kita veikla. Mes keliam karininkų kvalifikaciją, mokom anglų kalbą, taigi dar plus apie 7000 karininkų ir valstybės tarnautojų, darbo sutartininkų pas mus kėlė kvalifikaciją, mokėsi anglų, prancūzų, vokiečių kalbas. Ir nemaža dalis Lietuvos kariuomenės ir užsienio valstybių karininkai kėlė savo profesinę kvalifikaciją oro pajėgų kursuose ir sausumos pajėgų kursuose, vykdyti aukštesnės pareigas įvairaus lygio štabuose. Ir apie būsimus karininkus. Viršininkė, kokie žmonės ateina į akademiją, ar jie pakankamai motyvuoti, kokie konkursai? Na, žinot, tie konkursai tokie yra, kadangi pas mus atrankos sistema skiriasi nuo kitų universitetų, tai tikrai tų norinčių yra daug daugiau negu ateina iki karo akademijos, nes prieš stojant į karo akademiją ir gaunant leidimą, jie turi praeiti pasitikinti medicinę tarnybą, medicinę sveikatą, tinkamumą pagal sveikatą ir atrankos lyderio centrą. Tai iš tiesų tas skaičius galbūt būtų kažkur 1:1, tačiau per pastaruosius 2 metus tie kandidatų skaičiai sumažėjo, tai turbūt turi įtaką kaip ir visuose kitose universitetuose, jaunimo išvažiavimas, jaunimo mažėjimas ir tas skaičius tikrai mūsų netenkina, norėtume, kad jų būtų ženkliai daugiau. Taigi pernai metais priėmėm 64 kariūnus, o iš tiesų esam pasirengę priimti iki 110. Ar akademijoje parengti karininkai paskui nesusiduria su įdarbinimo problemomis? Ne, jokių būdų. Pas mus Lietuvos kariuomeniai yra didelis karininkų trūkumas ir visi karininkai baigė karo akademiją yra 100% įdarbinami Krašto apsaugos sistemoje. Ir ar galėtumėt šiandien, viršininkė, pasakyti, kad Lietuvos karo akademija jau tapusi vakarietiško tipo karo mokykla, kuri visiškai atsikratė to sovietinio balasto, nes šiandien dar visaip yra pasvarstančių? Tai tikrai yra netiesa. Žmonių, kurie mano, kad karo akademija Lietuvos turi kažkokią tai sovietinę praeitį ir pagal tą modelį vykdo savo karinį rengimą. Jau nuo 2000 metų karo akademijoje buvo įvykdytos esminės reformos, buvo atskirtas universitetinis rengimas nuo karinio rengimo, buvo įdiegta vakarietiška lyderio ugdymo sistema. Taigi iš tiesų galim pasakyti, kad mūsų karo akademija, jeigu palyginti su kitomis vakarų valstybių karo akademijomis, tai mes turbūt daugiau būtumėm panašus į amerikiečius, kanadiečius pagal tą rengimo sistemą, kuri pas mus Lietuvoje yra įdiegta.
Taigi sovietinio čia tikrai nieko nėra. O kaip NATO sąjungininkai vertina akademijos absolventus? Na, čia galbūt kalbam ne tik apie absolventus, tačiau apie karininkus jau tarnaujančius Lietuvos kariuomenė, įgijusius patirtį. Tai iš tiesų mes juk dalyvavome ir buvusios Jugoslavijos valstybėse, taikos palaikymo misijose ir Irake, ir Afganistane, ir aš pats, būdamas Jungtinio štabo viršininku, tam tikrų metų vadovavau operacijoms Afganistane ir Irake ir kitose valstybėse. Tai sąjungininkų vertinimai yra labai geri. Ir mūsų karininkai tikrai atlieka tas pareigas, kurias privalo jie atlikti. Ir nemanau, kad jie yra kažkuom tai nusileidžiantis vakarų valstybių karininkams ir kitiems specialistams, kurie atlieka tą patį darbą. O jūsų pastebėjimo dar dėl tų jaunų žmonių, kurie ateina į akademiją, geopolitinę situaciją jaučiat? Žinokit, sunku pasakyti, galbūt motyvacija per pastaruosius porą metų ateinančių į karo akademiją, tie, kurie pasirenka karybos studijas ir nori tapti karininkais, ta motyvacija yra galbūt truputėlį stipresnė, žmonės tikrai ateina jauni daugiau motyvuoti, suprasdami ir norintys tarnauti savo tėvynei. Tai tas jaučiama. Ačiū Jums, tai Lietuvos karo akademijos viršininkas brigados generolas Algis Vaičeliūnas. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija šiandien mini įkūrimo 25-metį.